Labas rytas. Sveiki. Surinkome šios karštos savaitės karščiausias akademinės naujienas ir rodome jums jas laidoje Universitetai LT. Šiandien laidoje apsilankysime konferencijoje Lietuvos kelias į laisvę, atradimai ir netektys. Informuosime apie Klaipėdos universiteto televizijoje vykdomą Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną tarptautinį projektą Jungtinės strategijos ir bendradarbiavimo tinklo plėtojimas. Apsilankysime Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų centro renginyje, ką mums sako Lotynų Amerikos šokių muzikos žodžiai, kurioje dalyviai buvo mokomi Lotynų Amerikos šokių. Apie ekologijos problemas kalbėsime su Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentėmis, kurios grįžo iš Europos komisijos Portugalijoje organizuotos konferencijos Euroweek. O po reklamos pakviesime pasisvečiuoti Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultete ir daugiau sužinoti apie studijas. O dabar trumposios akademinės žinios. Kauno technologijos universiteto rektoriumi išrinktas profesorius habilituotas daktaras Petras Baršauskas. Profesorius iki praėjusios savaitės ėjo ICM mokslo prorektoriaus pareigas. Konkurse rektoriaus pareigoms užimti dalyvavo 3 pretendentai. Profesorius Petras Baršauskas, profesorius daktaras Raimundas Šiaučiūnas, šią kadenciją ėjęs Kauno technologijos universiteto rektoriaus pareigas ir daktaras Vladas Lašas. Tiesa, pastarasis pretendentas savo prašymą kandidatuoti rinkimų dieną atsiėmė. Naujasis Kauno technologijos universiteto rektorius profesorius Petras Baršauskas universitete žada permainas. Jis sieks, kad Kauno technologijos universitetas atgautų lyderio pozicijas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Klaipėdos universitete vyko konferencija Lietuvos kelias į laisvę atradimai ir netektys skirta 2011 laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams. Šioje konferencijoje dalyvavo ir pranešimą, ko Lietuva neteko, skaitė europarlamentaras profesorius Vytautas Landsbergis. Apie praėjusį nepriklausomos Lietuvos 20-metį konferencijoje kalbėjo Klaipėdos universiteto istorijos katedros vedėjas profesorius Vygantas Vareikis. Konferencijoje taip pat dalyvavo Seimo narė Agnė Bilotaitė, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas bei docentas daktaras Arvydas Anušauskas. Šiandien prasideda 4. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalius konkursas Mes Lietuvos vaikai. Apie jį plačiau docentas Algirdas Šumskis, šio festivalio konkurso meno vadovas ir direktorius. Šiandieną, birželio 11 dieną, prasideda vienas iš didžiausių Klaipėdoje renginių. Į Klaipėdą suvažiuoja per 7000 Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų. Jie dalyvaus tradicinėme 4. Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje konkurse Mes Lietuvos vaikai. Kviečiame visus svečius ir klaipėdiečius gausiai dalyvauti šventėje. Vilniaus universiteto studentų atstovybė su dar 8 Vilniaus aukštųjų mokyklų studentų atstovais parengė peticiją su pasiūlymais, kaip gerinti viešojo transporto susisiekimą Vilniaus mieste. Po šią peticiją praėjusių metų rudenį per Tarptautinę studentų dieną pasirašė 8071 studentas. Viena iš problemų viešojo transporto teikiamos paslaugos. Analizėje dalyvavusieji studentai nurodė, kad susiduria su sunkumais pasiekdami savo fakultetus ar bendrabučius dėl perpildytų autobusų, retų jų važiavimo grafikų ar tiesioginių maršrutų nebuvimo. Studentai siūlo vėlinti troleibusų ir autobusų važiavimo laiką arba didinti maršrutų skaičių. Lietuvos irkluotojai Mykolo Riomerio universiteto studentas Mindaugas Griškonis ir Lietuvos kūno kultūros akademijos geriausia 2010 metų sportininkė Donata Vištaraitė tapo 87-ojo Lenkijos irklavimo čempionato nugalėtojais vienviečių valčių klasėje. Mindaugas Griškonis 2000 metrų distanciją įveikė per 7 minutės 46 ir 18 sekundės, o Donata Vištaraitė per 8 minutės 52 ir 98 sekundės. Klaipėdos universiteto magistrantė Lina Grinčikaitė ir vėl nepralenkiama.
Praėjusį savaitgalį Kaune vykusiose Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose moterų 100 metrų bėgimo rungtį Lina Grinčikaitė laimėjo pasiekusi geriausią savo sezono rezultatą – 11 sekundžių ir 56 sekundės. Taip pat tai geriausia šio sezono rezultatas Lietuvoje. Lietuvos rekordą Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose pagerino Lietuvos kūno kultūros akademijos studentas, šuolininkas į tolį Povilas Mykolaitis. 28 metų Povilas Mykolaitis atsispyręs nuo lentos nuskriejo 8 metrus ir 15 centimetrų. Lietuvos ir Latvijos moksleiviai gavo unikalią galimybę pažvelgti į televizorių iš vidaus. Nesupraskite neteisingai, mes turime omenyje, jog jie dalyvauja projekte, kuriame gali susipažinti su darbo televizijoje subtilybėmis. Apie tai plačiau reportaže. Šiuo metu Klaipėdos universiteto televizijoje vyksta tarptautinis projektas pagal Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Šio projekto metu moksleiviai iš Lietuvos ir Latvijos yra mokomi įvairių televizijos darbo paslapčių. Klaipėdos universiteto televizijoje vykstančio projekto vadovas ir televizijos direktorius Romas Pletkauskas išsamiau papasakojo apie projektą. Šiame Lietuvos-Latvijos bendrame projekte dalyvauja daugybė moksleivių iš Lietuvos ir Latvijos miestų, iš visų 16 miestų. Moksleiviai pas mus turi susipažinti su įvairiom televizijos specialybėmis. Tai pradedant televizijos režisūrą, operatorinio meno, menedžerių, montažo režisieriaus, taip pat susipažįsta su fotografijos menu, garsų šviesa. Šitas projektas mūsų prasidėjo gegužės 23 dieną ir baigsis rugpjūčio pabaigoje. Praėjusią savaitę projekte dalyvavę moksleiviai iš Rokiškio, Birštono ir Visagino džiaugiasi galimybę pasisemti žinių apie televiziją iš profesionalų. Mūsų informavo apie puikią progą pasimokyti ir daugiau sužinoti apie televiziją. Nusprendėme neatsisakyti ir nepraleisti tokio šanso. Manau, tai yra labai puikia galimybė sužinoti apie daugelį televizijos ten specialybių rūšių, nes mums supažindino su labai daugeliu iš jų ir tiesiog mes dabar turim bendrą vaizdą ir įsivaizduojam, ką ten visi veikia. Man pasiūlė dalyvauti mūsų Rokiškio jaunimo centro vadovė. Išmokau, manau, labai daug sužinojau apie televiziją, tai ką dar незнаю. Узнали очень много нового о телевидении, о том, что нам обязательно понадобится. Mes daug sužinojome apie televiziją, tai mums tikrai bus naudinga. Apskritai buvo labai įdomu paklausyti profesionalų, kurie seniai dirba šį darbą ir sužinoti, ko galime išmokti mes. Išmokau daug įvairių dalykų, nes tiesiog labai įdomu susipažinti su televizijos to visų darbu. Tiesiog labai įdomu. Kalbintos Klaipėdos universiteto televizijos projekto dalyvės teigia, jog Klaipėdos universitetas paliko neišdildomą įspūdį. Labiausiai merginoms patiko universiteto architektūra ir čia dirbantis Klaipėdos universiteto televizijos specialistai. Labai patiko, nes architektūra tikrai yra įspūdinga. Manau, tikrai skiriasi nuo kitų universitetų ir sukuria tą senovinę dvasią. Labai patiko, man ypatingai patiko architektūra, tiesiog toks jausmas, kad tikras universitetas. Tas ne naujas, bet toks tiesiog sena dvasia. Мне очень понравился сам университет. Man labai patiko universitetas ir dėstytojai, kurie su mumis dirbo ir su kuriais mes spėjome susipažinti. Praėjusią savaitę Klaipėdos universiteto televizijoje mokėsi projekto dalyviai buvo supažindinti ir su Klaipėdos universiteto burlaiviu Brabander. Laivo kapitonas Valdemaras Vizbaras moksleiviams suteikė galimybę pamatyti Klaipėdą iš jūros pusės. Klaipėdos universiteto televizijos projektas, skirtas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimui, vyks iki rugpjūčio mėnesio. Rugpjūtį projektą vainikuos dalyviams skirta vasaros stovykla Šventojoje, kurioje moksleiviai pristatys namuose parengtus namų darbus ir bus vertinami. Dvi Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentės visai neseniai pabuvojo karštojoje, saulėtoje Portugalijoje. Bet jos ten neatostogavo, o atstovavo Lietuvą tarptautinėje kasmetinėje konferencijoje EuroWeek. Pasižiūrėkime, kaip joms sekėsi. Sveiki, šiandieną ekologijai tapus vos ne trečiai religijai ir neišsemiamai entuziastų bei debatų temai, VGTU komanda taip pat pasiraitojo rankoves. Ne tik pasiraitojo rankoves, bet ir užėmė pirmąją vietą Portugalijoje vykusioje konferencijoje EuroWeek. Todėl šiandien kalbame su Monika ir Elinga apie kūrybinę ekologiją, Portugalijos žavesį ir mažus žingsnius į didelį rezultatą. Sveikas merginos.
Neseniai grįžot iš Euroweek, kuris vyko Portugalijai, tai gal galite trumpai papasakoti, kas tai yra ir kaip jūs tenai atsidūrėt? Euroweek yra Europos komisijos organizuojamas renginys, kasmetinis, į kurį susirenka studentai ir dėstytojai iš visos Europos ir savo projektai sprendžia kažkokias Europai ir pasauliui aktualias problemas. Kiekvieni metai turi savo temą, tai šiemet buvo tema vanduo, o kaip mes ten patekom, tai iš tikrųjų nežinau, gal Neventra Salevickaitė gali atsakyti, nes tiesiog mums pasiūlė ir mes neabejodamus sutikom. O kokį jūs projektą parašėt šitai konferencijai? Creative Ecologies, Creating, Developing and Sharing Sustainable Ideas. Ir toksai jisai buvo labai konceptualus iš tokių 3 ideologiškai susijusių dalių. Tai visas fundamentinis toks pagrindimas buvo mūsų dalis apie kūrybos ekologiją. Johno Hawkinso teorija paremta. Buvom kartu komandai su 2 belgais ir 2 lenkiam. Tai belgai kūrė vandens valymo įrenginį namų ūkiams, o Lenkija skaičiavo, kiek finansiškai naudinga. Tai ir ekonomiškai, kiek pagrįstas yra tas valymo įrenginys. Tai jo mūsų buvo ta dalis tokia apgaubianti viską ir pasakojant iš tikrųjų apie ekologiją tokių visai naujų požiūrių. Ir dar kai tariausi su jumis dėl interviu, sakėt, kad bus labai sunku nepradėti tiksliau kalbėti apie meilę Portugalijai, bet vis dėlto gal galim šiek tiek leisti apie tai pakalbėti. Vis dėlto, kuo sužavėjo jūs pati Portugalija? Šiaip mums labai pasisekė, kad mes vykom į seniausią universitetinį miestelį, Coimbra, kuris turi ten 500 metų siekiančias tradicijas studentų ir mes kaip tik atvykom per studentų savaitę. Ir Coimbros studentai turi tokius nuostabias uniformas, juodas ir tokius Hario Poterio juodus. Jo, Haris Poteris buvo sukurtas pagal jų visus tas tradicinius rūbus, pagal architektūrą netgi. Va, tai Haris Poteris yra Coimbra iš principo. Tai mes, žodžiu, matėm visą tą, mes visą savaitę matėm tą Hario Poterių miestą, nes visi studentai vaikščiojo su tom savo mantijom ilgiausiam ir ten tie visi renginiai nuolatiniai mieste ir visur. Tai man tai laikas tenai visiškai dingo. Nežinau, ar dėl to, kad prasidėjo ta studentų savaitė, kur šiaip dieną naktį kažkas vyksta, bet dingo laikas. O ką dar pakeitė dalyvavimas projekte? Apskritai projekto atžvilgiu, tai gal pakeitė požiūrį, kad nėra, kad akademikai žino viską, studentas nežino nieko, tada tas išmoksta tą ir seka jo pėdom arba neseka. Ne, esmė, kad visi gali bendradarbiauti ir rasti būdus, kaip tai padaryti ir kur kartu galėtum realizuoti, kur visi kartu tokia bendruomenė tampa, kai supranti, kad svarbiausia ryšys ir kad žmonės daro tas visokius ir mažus ir didelis stebuklus. O ką jūs apskritai manote apie tą ekologijos bumą Lietuvoje? Vieni labai rimtai tai žiūri. Gal kartais man atrodo, kad per rimtai, bet ta prasme, jeigu žmogus nori gyventi ekologiškai, tai man tai čia jokia problema nėra. Čia yra šaunu iš tikrųjų. Aš tai tiesiog asmeniškai, ko norėčiau, kad visi vartotų atsakingai ir to užtektų. Čia yra toks esminis pokytis nuo savęs, kuris gali labai didelis pokyčius lemti. Tai labai ačiū už pokalbį ir to ir linkiu pradėti nuo savęs. Buenos amigos, ¿qué tal? Pasirodo, Amanda kartu su kitais kursantais baigė Klaipėdos universiteto galbūt centre organizuotus ispanų kalbos kursus. Na, o šiemet kursų baigimo pažymėjimus ėjome atsiimti salsos sambos ritmu. Praėjusį ketvirtadienį Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultete vyko renginys, ką mums sako Lotynų Amerikos šokių muzikos žodžiai, skirtas Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų centro kursantams ir svečiams. Lotynų Amerikos kultūrą renginio dalyviams pristatė lietuvių kilmės svečias iš Kolumbijos Aleksas Eugenijus Kulvietis Suaresas. Klaipėdos universiteto humanitarinio mokslų fakulteto kalbų centro direktorė Jūratė Derukaitė pasakojo, jog panašios šventės vyksta net keletą kartų per metus. Šį kartą kursantai susirinko ne tik pabūti kartu. Baigusieji ispanų kalbos kursus tądien gavo diplomus. Norėjom padaryti šventę savo kursantams, kurių turime labai daug. Ypač ispanų kalbos turime kursantų įvairių lygių. Ir mes šiaip šventės darome
2 kart per metus dažniausiai tai, bet jos gimsta taip, idėjos gimsta natūraliai. Direktorė teigia, jog Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų centre mokomasi ne tik kalbos. Kursantai susipažįsta su tos šalies kultūra ir papročiais. Ispanų kalbos kursuose besimokanti Rita Stanienė pasakojo, jog ispanų kalba jai visuomet patiko, o Klaipėdos universitetas patraukė aukštų lygių. Mokausi todėl, kad šita kalba man tiesiog labai patinka. Gavau tai, ko ir tikėjausi, kažkiek tai bent jau kol kas pramokti kalbos. O kodėl čia pasirinkau? Todėl, kad universitetas tai yra žinių kalvė. O štai Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto germanų ir romanų filologijos katedros prancūzų kalbos dėstytoja asistentė Irena Smilgevičienė, kursuose besimokanti ispanų kalbos, teigė, jog šią kalbą susidomėjo dėl panašumo į jos dėstomą prancūzų kalbą. Šiuo metu dėstytoja Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų centro ispanų kalbos kursus lanko draugė su sūnumi. Šiaip jau aš iš karto tai sakiau, kad nedarysiu aš namų darbų, aš ten tik tai atbėgsiu greitai, truputį vieną ausim paklausysiu. O dabar man toks azartas yra visada padaryti ir gėda nežinoti. Renginio vedėjas Aleksas Eugenijus Kulvietis Suaresas pasakojo, jog į Lietuvą atvyko pailsėti nuo karštos ir temperamentingos Lotynų Amerikos kultūros bei muzikos. Tačiau jo lūkesčiai nepasiteisino. Pasirodo, lietuviai taip pat labai domisi Lotynų Amerikos kultūra ir su jos apraiškomis Lietuvoje jam tenka susidurti dažnai. Iš pradžių atvažiavau į Lietuvą dėl to, kad norėjau pailsėti nuo tos muzikos. Ir pasirodo, kad tas dalykas, tas tikslas kaip ir nepavyks. Ypač dabar kaip lietuviai labai susidomėjo tas ritmas ir ta kultūra, tai aš galvoju, kad bus visiems įdomu ir ne tik mano studentai, bet ir visiems sužinoti apie tą kilmę, dėl ko ta salsa, ką reiškia. Ir ne tik apie salsos, bet apie būtent visą tą Latino Amerikos šokį ir kultūrą. Renginio vedėjo teigimu, lietuviai savo temperamentu panašėja į Lotynų Amerikos gyventojus, todėl atskirti šias dvi kultūras darosi vis sunkiau. Aš labai myliu lietuvišką kultūrą, yra labai autentiška, bet kažką ypatingo irgi vyksta viduje. Yra ta įtaka iš Latino Amerikos. Įtakoja ne tik tai lietuvišką kultūrą, bet viso pasaulio. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų centras veikia ne taip ir seniai. Įsteigtas 2007 metais kaip atskiras Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto padalinys. Iš pradžių šiame kalbų centre vyko tik lietuvių kalbos kursai kitakalbiams. Na, o neilgai trukus centras ėmė organizuoti ir įvairių užsienio kalbų kursus visiems norintiems. Šiuo metu Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto kalbų centre vyksta norvegų, švedų, ispanų, prancūzų ir vokiečių kalbų kursai. Visai netrukus mes trumpam turėsime įsiskirti. ¿Por qué, Amanda? Ir tu moki ispaniškai? Aš kursus baigiau pernai. Muy bien, Arturai. Gracias. Na, o dabar reklama. O kol jūs žiūrėsite reklamą, aš bėgu į Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultetą. Ten ir susitiksime. Čiau, amigos. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Pasižiūrėkime, ar Amanda per reklamą spėjo nubėgti iki gamtos ir matematikos mokslų fakulteto. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultetas yra vienas moderniausių tokio pobūdžio fakultetų Lietuvoje ir Baltijos regione. Fakultetas įsikūręs universiteto miestelyje, unikaliame, istorinėme, neogotikinio stiliaus pastate. Šalia įsikūręs Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas. Projektuojami ir greitai bus pradėti statyti nauji ir modernūs Klaipėdos universiteto ir jo padalinių pastatai, modernios laboratorijos ir šiuolaikinis studentų bendrabutis. Pastaraisiais metais fakultete atnaujintos kompiuterinės klasės, įkurtos ir kuriamos šiuolaikinės studijų ir mokslinės laboratorijos, vykdant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro, tai yra Slėnio Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai projektą. Fakultetas aplamai optimistiškai žiūri šitame krizės periode, praktiškai optimizuojasi programos, šiek tiek tokios stabilesnės grupės darosi ir iš tikrųjų labai perspektyvas, įsidarbinimas beveik turbūt be išimties visų programų ir labai geras.
Aš nežinau nė vienos programos, kurios specialistai šiandien būtų nelaukiami. Ir būtent nelaukiami aš nekalbu apie užsienio šalis, apie Vokietiją ir kitus, bet būtent Lietuvos rinkoje. Fakulteto katedros vykdo studijas ir mokslinius tyrimus, daugiau dėmesio skirdamos jūriniai tematikai, Lietuvos jūrinės metropolijos plėtrai, Baltiškojo kraštovaizdžio tyrimams. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultete vykdomos akredituotos ir originalios studijų programos, kurių neturi kiti Lietuvos universitetai. Tai bakalauro studijų programa hidrologija ir okeanografija bei magistrantūros jūrų hidrologija. Numatomos vykdyti ichtiologijos ir žuvininkystės magistrantūros studijos, kurios yra originalios ir reikalingos visam pietryčių Baltijos jūros regionui. Baigę hidrologijos ir okeanografijos bakalauro studijas, absolventai sėkmingai dirba valstybinėse aplinkos apsaugos ir valdymo institucijose, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniuose. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultete galima rinktis biologijos studijų programą. Baigę biologijos bakalauro studijų programą, absolventai sėkmingai dirba valstybinėse aplinkos apsaugos ir valdymo institucijose, medicinos įstaigose ir gamyboje tiek valstybinėme, tiek privačiame sektoriuje. Fakultete biologiją studijuojantys studentai praktiką atlieka Klaipėdos universiteto botanikos sode. Na, o mokslininkai čia atlieka svarbius mokslinius tyrimus. Klaipėdos universiteto botanikos sodas puikiai tvarkomas ir žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ekologija ir aplinkotyra arba ekotechnika – tai studijos ir mokslas apie atsinaujinančias technologijas. Baigę studijas, absolventai sėkmingai dirba įvairiose mokslo, valstybinėse aplinkos apsaugos ir valdymo institucijose, visuomenės sveikatos centruose, biologinės ir ekologinės pakraipos laboratorijose. Fakultete išaugo ir šiuo metu pavyzdinio Europinio mokslo centro statusą turi Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, kuriame sėkmingai dirba biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, hidrologijos ir okeanografijos studentai ir absolventai. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultetas kartu su Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutu sukuria daugiausiai aukščiausio lygio mokslinės produkcijos. Sėkmingai dalyvauja ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programuose. Tai gabių ir veržlių fakulteto studentų nuopelnas, kurie dabar darbuojasi Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute bei sėkmingai gina daktaro disertacijas, yra žinomi europinėje mokslo erdvėje. Gamtos ir matematikos mokslų fakultete taip pat galima rinktis matematikos bakalauro studijų programą. Šios programos absolventai dirba bankuose, draudimo kompanijose, vertybinių popierių biržose sistemų analitikais, rinkos tyrėjais, statistikais. Baigus matematikos bakalauro studijas, Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultete toliau galima gilintis į statistikos ir operacijų valdymą magistrantūros studijose. Informatikos studijos labai svarbi sfera žinių visuomenės kūrimui. Fakulteto absolventai sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio, privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse ir organizacijose bei plėtoja savo verslą. Informatikos bakalauro studijų programos absolventai gali dirbti informacinių ir komunikacinių technologijų specialistais, inžinieriais ir IT konsultantais. Fakulteto studijų programos nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į pokyčius Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje, tačiau išsaugant vertingiausius individualumo ir išskirtinumo bruožus. Gabesnieji studentai vyksta trumpalaikiams studijoms pagal Erasmus programą į Norvegiją, Švediją, Prancūziją, Vokietiją ir kitų šalių universitetus. Universiteto absolventai sėkmingai randa vietą šalies bei Europos darbo rinkoje. Labai sėkmingai dirba fakulteto informacinių technologijų, statistinio modeliavimo, jūrinės hidrologijos, ekologinių technologijų ir ichtiologijos sričių specialistai bei mokslininkai. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultetas kviečia ir laukia studentų, kurie nori gilintis į tiksliuosius mokslus, tyrinėti aplinką, domėtis naujausiamis informacinėmis technologijomis ir kurti savo bei šalies ateitį. Kągi, baigėsi mūsų karštos naujienos. Kitą šeštadienį laukite dar karštesnių.
Taigi atsisveikiname ir linkime visiems studentams bei dėstytojams lengvos sesijos, abiturientams protingų ir argumentuotų pasirinkimų, visiems baigusiems egzaminus gerų atostogų ir susitiksime kitą šeštadienį 9:30 per TV6. laidoje Universitetai LT. Iki. Sudie. Karštos savaitės. Karštojoje, saulėtojoje Portugalijoje. Esu ir dar humanitarinio mokslo fakultete.